Na tai sveiki visi, kurie ir esat užsukę ir dabar šiuo metu užsukot į direktorių papeikimų temą, nes ko gero pamatėte, jog joje yra parašytas naujasis atsakymas, o ir mano šis parašytas atsakymas į šią temą tikrai nėra parašytas be reikalo, nes mano manimu šį kartą grubiai direktorių taisyklėms prasižengė FTB direktorius, tai yra Lukas Spenceris. Iš patikimų asmenų, iš tam tikrų asmenų gavau informacijos, jog direktorius neprižiūri rangų temos, ta prasme, kad visa ta priežiūra yra vykdoma labai aplaidžiai, visi pliusai, ta prasme, darbuotojų aktyvumas yra vertinamas, vienu žodžiu, labai aplaidžiai. Ir tai, ką aš sakau, aš galiu pagrysti labai nesudėtingai, man tiesiog tai, ko reikės, tai yra viską, ko man reikės savo šitų faktų pagrindimui, aš rasiu čia forme, tai yra FTB darbo skiltyje. Taigi, kaip ir minėjau, atsidarome formę, užeiname į FTB agento skiltį ir keliaujame į dienos ataskaitas. Savo papeikimą rašau dėl to, jog darbe yra keli asmenys, kurie yra... Na, apskritai, dienos ataskaitoje aš galiu matyti, kurie darbuotojai nesurinko dienos minimumo kiekvieną dieną, tam tikrą dieną, kiek kas narkotikų konfiskavo, kas kokius reidus darė, kas buvo išmesti ar paliko darbą. Vienu žodžiu, ir visa šitą informaciją man padės dabar įrašinėjant papeikimą. Tai vienu žodžiu yra tokia esmė, jog darbė yra keli, galbūt net yra ne keli asmenys, kurie pastoviai 4 ar 3 dienas nesurenka iš eilės dienos minimumo, tačiau įspėjimų už tai negauna ir to pasiekoje jie visuomet yra darbe, rezultate jie vis dar dirba tame darbe, nors natūralu, jog 3 dienas ar 4 žmogus, kuomet yra neužpildęs neaktyvumų ir neprisijungė, jis tikrai turėtų būti išmestas už gautus įspėjimus jau net po 2 dienų. Tai yra logiška. Ir, tai, ką aš sakau, aš dabar ir rodysiu, ir yra toksai darbuotojas, atkreipkim dėmesį, Domas Bramukas. Domas Bramukas buvo tarptų darbuotojų, kurie nesurinko dienos minimumo ir neužpildė neaktyvumo anketos 4 dieną. Jisai buvo taip pat tarptų darbuotojų, kurie to nepadarė 2 dieną ir to nepadarė 1 dieną. Norėčiau atkreipti dėmesį, jog 3 dienos ataskaitose nėra, nežinau kodėl, ko gero yra kažkas slepiama, sąmoningai kažkas slepiama, nes, galbūt taip yra dangstomi savi asmenys, aš nežinau. Tačiau pilnai tikėtina, jog ir 3 dieną šis darbuotojas nesurinko dienos minimumo. Taip pat yra ir kitas darbuotojas, tai yra Domantas Style. Domantas Style 4 dieną nesurinko minimumo, 2 dieną tas pats Domantas Style ir 1 dieną tas pats Domantas Style. Taip pat tikėtina, kad ir 3 dieną jis nieko nesurinko. Tai galima būtų patikrinti nesudėtingai, tiesiog ar DPKT paprašęs slešas visi darbuotojų lentelės, ar patiem nuėjusi ten ir pasižiūrėjus, kas ten vyksta. Ir šie darbuotojai, kas yra keista, jog 3 ar 4 dienas dirbdami neprisijungę, nesurinktami minimumų iš eilės, jie vis dar dirba darbe ir tai yra keista. Nes, tai yra savų dangstymas ir tai yra nelygybė besistengiančių kitų darbuotojų atžvilgių, nes, taip yra ir gaila. Ir tai, ką aš ir sakau, aš taip pat ir įrodysiu, kad jie vis dar dirba. Tai Domas Bramukas dirba FTB ir Domantas Style taip pat vis dar dirba FTB. Tai yra tikras savų dangstymas ir aš manau, kad į mano šį papeikimą bus atsižvelgta ir bus imtasi tam tikrų veiksmų, kad direktorius visgi susigriebtų ir žiūrėtų į savo pareigas labiau atsakingai. Tai tiek.